Sėkmingi žmonės tyrimais įrodyta, kad dažnai turi 3 savybės. Pirma savybė tai pranašumo kompleksas. Jie galvoja, kad jie gali pasiekti daugiau negu visi kiti. Jie leidžia savo būtent tą šansą, kad aš galėčiau tapti sėkmingesnis. Antras tai yra nesaugumo jausmas. Reiškia, jie nuolatos galvoja, kad aš darau nepakankamai. Aš galėčiau padaryti daugiau, aš galėčiau pasiekti daugiau, aš turėčiau stengtis labiau ir panašiai. Ir trečias dalykas tai yra impulsų valdymas. Jie būtent kontroliuoja savo impulsus. Vietoj to, kad pasiduotų tiem impulsam, jie juos suvaldo. Ir būtent ta emocinė kontrolė, tas impulsų valdymas, jiems padeda išlikti labiau susikoncentravusiems, atkaklesniems, pastovesniems ir išlaukti būtent kol ateis tas rezultatas arba ta sėkmė, negu pasiduoti tiems impulsams iš karto.